gimnazijoje, Gustaičių kaime, augo ir brendo vaizdingoje aplinkoje. Apie save jisai rašo, apie savo biografiją. Mano biografija neturi tautai jokios pedagoginės vertės. Ir mano filosofiniai principai negausus ir nesudėtingi. Gimdamas neatsinešiau jokių nuosavų talentų. Ir lopšy gulėdamas tebuvau apsižiojęs tik savo koją. Vaikystėje visada jodinėdavau atbulas ant avino, kas matyt jau tada ženklino mano priešiškumą establishmentui. Visus mokslus baigiau nusigręžęs į savo profesoriaus nugarą, nes mano idealas visuomet sėdėdavo paskutiniame suole. O vėliau viską, ką turiu, įsigijau iš kitų. Baigęs pradžios gimnaziją, jisai įstojo į Marijampolės mokytojų seminariją, puikiai mokosi, gauna stipendiją, jau Marijampolėje vaidina dramos sambūrį. Tačiau baigęs studijas, jis privalėjo dirbti pagal nurodytą vietą ir jį paskyrė, kaip jis sakė, į Gudų kaimą Dzūkijoje. Metai laiko buvo jam gana sudėtingi, tačiau ir ten jis subūrė jaunimą, pastatė Petro Vaičiūno vieną vaidinimą ir troško, kada kai pasibaigs tie kabutėse metai ir jisai galės patekti į šviesų rytojų. Kadagi aš grįšiu iš tamsiosios girios, iš šviesų susiplanuotos ateities pasaulį. Rudenį įstosiu į universitetą, o gal kada nors ir į teatrą. 28 metais Gustaitis atvyksta į Kauną, įstoja į Vytauto Didžiojo universitetą, humanitarinėme fakultete studijuoja lietuvių ir vokiečių kalbas bei literatūrą pedagogiką. Jis klausosi puikių dėstytojų Juozo Tumo Vaižganto, Mykolaičio Putino, Biržiškos, Igno Jonino paskaitų. Sunku buvo pragyventi studentui, tačiau jis buvo labai toks žmogelis, kabutėse suktas, ir jis mokėjo prieiti prie žmonių. Jį visi mylėjo tikrai. Ir jis mokytojaudavo, tiesiog imdavo, pasikviesdavo vienokius ar kitokius mokinius, o apie tokius mokinius, kokius jisai mokė, rašo. Stiprinau pataisas gavusius gimnazistus, mokiau norinčius pakilti į aukštesnę tarnybos kategoriją vyresnio amžiaus valdininkus, būsimus karininkus, į šviesą besiveržiančias pritemusios atminties senmergėlės, net Marijonų gimnaziją bandžiusi patekti Neklaužavę. Ir kaip jisai paskui tęsia, kad iš jų tikrai išėjo geri žmonės.